aišku, galima. Taip. Labai sunku mokyti, kai suvoki, kad vyrui tikrai niekada nereikės versti, siūti, nerti, o tu turi tai daryti. Labai noriu jūsų patarimo, kaip padėti viską, aš tu pasirinkti, nori siūti, nori mėgti. O vidus mano, o mergaitės, pavyzdžiui, man ten jaunas, suvokius, kad mes nenori, kad mes metalo gabalą. O aš turiu tik ir aš labai būtų jaučiuosi, nes tada, kada aš dirbau su mergaitėm, tai buvo kaifas. Aš supratau savo darbo prasmę. Aš mačiau, ką aš darau, kad ir tai yra labai gražu. O dabar aš einu į darbą ir man viduje toks prieštravimas, kokius delnakščius turiu jam tai siūlyti. Ir mes pykstamės, nes iš tikrųjų, kaip jūs sakot, jie pyksta ant manęs ir man tai... Čia tokia emancipacijos, издержки emancipacija. Kaip čia išversti? Издержки. Pasiekmes, tai pasiekmes yra pasiekmes. Kaip geras, išgeri tu, pavyzdžiui, kokią vaistą, analginą, kad skausmas sumalšinti. Ir tau skausmas praeina, bet pradeda pykinti. Tai jo, bet to nereikėtų, bet gaunam kaip neišvengiamai. Reikia tos mergaitės, kurie atsilaisvina nuo savo pagrindinio, kiek evoliucijos metų, 60-70 tūkstančių metų, moteris vienintelį ką darė, gimdė ir augina vaikus. O dabar nereikia to daryti. Reikia tai daryti, bet visą gyvenimą nereikia. Nereikia kas metus gimdyti ir tos 6-7 vaikus pačiai mokyti, skaityti, skaičiuoti, vaikščioti, rengtis. Yra vaikų darželį, yra mokyklas, yra mokytojai, kurie daro tai gal geriau. Nereikia gimdyti tos 12 vaikų, kad iš jų 5-6 išgyventų. Ta prasme, moteris iš savo pagrindinės veiklos dabar kokius ten 85%, sunku išskaičiuoti, bet man taip atrodo, kad 15% daugmaž to darbą dirba, kuri visada dirbdavo, taip, pagimdyti tą vaiką, tą motiną, jinai jam ir gydytoja, ir mokytoja, ir vyrėja, ir tvarkytoja, ir drabužių siuvėja, ir ten prižiūrėtoja, ir gelbėtoja, ir auklėtoja, ir viską jinai darė rankomis, faktiškai jinai buvo visą laiką užimta. Vaikui pieno reikia duoti, košį išvirti gerai, eik ten tą karvę pamelžk, eik ten tos grūdus ištukštenk, taip, ja, taip, o ne atidaryk skardinę, vieno plasmasinio šaukšto šlekšt, iš arbatinuko bulk, košė, viskas, košė išvirti reikėjo ten poras valandų, tai suprantat, o dabar ne, tikrai ne tiek. Ir moteris, kaip ir nereikalingi pasidarė, taip. Tai resursas, kad tą moterį išlaikyti, vyrui reikėjo pastoviai daug labai dirbti ir aplink tos šeimos visą laikas vaikščioti, tai inkaras toks, tai kiek vyras galėtų padaryti, jeigu jam nereikėtų tų moterų apsaugoti, išlaikyti pastoviai. Bet aišku, vyrai daug ką padarytų, bet ir visą gerą, ir išmirtų visi, taip, nes tie vaikai, tai va,
dabar tokia padėtis, kad moteris atlaisvinta, jai nėra ką veikti ir jinai prisiminė, kad jinai beveik žmogus, beveik tas pats vyras, tik tai pastoviai vidiniais tais darbais apkrautas, pastoviai jinai negalėjo viso to nedaryti, niekaip, o dabar, prašom, gali nedaryti to arba minimaliai to daryti. Faktiškai dabar labai panašiai vyras ir moteris šeimoje apkrauti, taip? Tai va, ir ką tada? Tas moteris aš jų auginti parazitus tokius nieko nedarantis arba permokyti tas moteris būti, iš dalies vyrais, taip? Kad galėtų tas moteris tos vyrus darbuose, pakeisti prireikus arba atlaisvinti kažkokiem kitiem darbam, kurių tie vyrai galėtų daryti. Taip? Ir emancipacija. Gali tas vyras sėdėti fabrikuose ir prie tos mašinos, kur ten tas audinius gamina, ta čilnokas važinėja ir tas vyras gali stovėti ir žiūrėti. Pasibaigė siūlą. Pagavo, pririša siūlą ir vėl paleidžia. Bet tam to vyriško nereikia, jėgų vyriškų, drąsos tos vyriškas nereikia, to greičio, tos reakcijos nereikia. Tai gali ir moteris daryti teisingai. Tai ir, o kaip moteris tai daryti, moteriai dirbti negalima, jinaigi nedirbantis toks sutvėrimas, kaip taip moterį paleisti iš namų kažkur eiti, 8 valandų ar 10 valandų, siaubas, viskas, visi vaikai numirs, taip, tai reikėjo visą perauklėti tas vyrus pirmą eilė, kad moterį galima paleisti, tas moteris, kad jai galima dirbti, galima. Emancipacijos toks procesas prasidėjo. Ir aš manau, kad tai gigantiškas potencialas, ne tai, kad mes dvigubai daugiau galim daryti, ne dvigubai, nes faktiškai nuo tos veiklos moteris buvo užimtos vidiniais darbais, o vyrai antiek palaikyti tas vidinius darbus ir antiek galėjo ten eiti į priekį kažkur. O dabar tas mažiukas potencialas išaugo 100 kartų. Daugiau žmonės gali sau leisti. Mokytis, tobulėti, ten kažkur į negyvenamas salas plaukioti, į kosmosą lysti, kažką daryti, naują išorinį pasaulį eiti, į nežinomybę eiti. Dėl to progresas ir įmanomas toks greitas, taip, kad keičiasi viskas, kas metai jau naujovė, vėl naujovė, vėl naujovė. Niekas iš mūsų šiandien nedaro to paties ir taip pat kaip prieš 5 metus. Taip, kada dar prieš 100 metų tai buvo normaliai, kad ten apsiženėja ten ir gauna naują šeimą, tą pridaną, kaip čia. Taip, močiutės suknelė. Močiutė mirė užpernai, tai puodus močiutės gauna, ten kažkokią šluotą močiutės gauna, ten jau kažkokią, nežinau, jau šitą, stanok для придения šersti, kaip čia, kad iš tų. Tai čia jau ne močiutės, o pramočiutės, taip, gauna. Ir dabar šiandien daro tą patį, ką darė močiutė ir pramočiutė. Mes jeigu tu darysi šiandien tais įrankiais naudosis kaip prieš 5 metus, tai
Ir mes pastoviai nesuprantant to, mes visą laiką einam į nežinomybę. Kasdieną mes susiduriam su to, ko niekada nebuvo. Suprantat? Bibliotika stovi pas mane, aš esu ten aristokratas ir aš mokslininkas ir aš skaitau tos knygas, kurios skaitė mano senelis. Suprantat? Nieko naujo moksluose neatsirado. Praėjo 100 metų ir aš taip pat, Aristotelis, Hipokratas, aš skaitau tos pačios knygos. Ir nieko naujo nėra. Ir tegu ir grožinės literatūros irgi. Ta pati aš skaitau Euripidą, Balzako skaitau ten ir viskas. Nėra tai, kad kiekvieną dieną į knygyną užeini, o ten dar 200 knygų per vieną dieną išleista, o aš jau apie internetą nekalbu, kad nespėjai tu, ne tai, kad tų knygų, tų krypčių naujų atsiradusių, moksle, literatūrai, muzikai, nespėjai net tų pavadinimų visų sužinoti. Suprantat, kada prieš kelias, prieš 2, prieš 300 metų, kad įsilavinęs žmogus kažkurios knygos nebūtų perskaitęs, pradedant nuo senovinio graikų kalba. Nes nebuvo ką dar daugiau skaityti, tai reikėjo išmokti graikų kalbą ir perskaityti tuos 14 knygų. Suprantat? Vat. O dabar, kur ten graikų kalba mokytis? Nespėjai visų reklaminių šitų skelbimų peržiūrėti. Suprantat, ir skaitom mes ne knygas, o knygų pavadinimus tik tai. Ir to ne visus spėjom perskaityti. Jeigu įsilavinęs žmogus kažkokio muzikinio kūrinio negali ne tai, kad atpažinti, kad čia ten 4 Beethoveno simfoniją, o sugroti ją su fortepijonu nemoka, tai jau nonsensas buvo, suprant? Kiekvienas įsilavinęs žmogus galėjo bet kokį kūrinį iš atminties pagroti. Kas virtuozas buvo, tai gerai pagroti, kas profanas, tai šiaip savo pagroti, suprantat? Nebuvo tokio kūrinio, kad aš negirdėjau tos muzikos, nežinau jos. Jeigu tokia nauja muzika kažkokia atsirasdavo, tai žmonės ten važiavo iš visur tą koncertą, kuris vieną kartą į 3 metus, kad tas naujas muzikas paklausyti ir po to galima ten atėjęs į svečius pagroti iš tos muzikas gabalėlis. Va taip, tu turėjai daryti ir mokėti, yra rinkinys tų dalykų, tų įrankių, tų žinių, tų kūrinių, čia tavo kultūra, čia tavo mokslai, čia tavo viską, kad turi mokėti ir žinoti. Prašom, 3 metai universiteto ir visas mokslas tavo, tu gauni bakalauro, jau reiškia bet kokiu mokslu, nori gydyk, nori chemiją, nori fiziką, nori geologiją, jokio skirtumo, nori matematiko, tu gauni įsilavinimą universitete, universalų, nėra nieko, ko tu nespėjai per tos 3 metus gauti, suprantas? Taip, 3 metai, todėl, kad universitete. Ką? Ja, anksčiau 3 metai bakalaurui. O po to jau, kad tapti magistru, tu jau turėjai kažką naują, pasirinktam ten, pasirinktose moksluose kažką naują padaryti, parašyti kažkokį straipsnį, kažkokį padaryti atradimą, tai kad tapti magistru, jau žmogus galėjo ten 40 metų kažko ten ieškoti, tai? O bakalauras tai reiškia viskas, tu jau visus mokslus išmokai, suprantat? Va. Aš tiesiog, kad galėtume mes taip sulyginti su to pasauliu, kuriame mes gyvenam šiandien.
Ne tai, kad visus mokslus, kad kažkokiam siauram, šito nauką, mokslą, tai šito mokslo, tokiam siauram srity, kad tapti kažkokiu ten net ne specialistu, o iš vis žinoti bent jau terminologiją, to siauros srities kalbą išmokti, tau reikia 7 metus mokytis, kol tu kažkokią jau gali tam srity veiklą pradėti vykdyti. Ir tu gali visiškai apie visas tas mokslus, tik bendrą supratimą turėti, o jau apie visus mokslus apskritai ir neįmanoma turėti bendrą supratimą. Tiesiog mūsų pasaulis dabar toks, mes pastoviai einam, mes kaip kosmonautai, kurie kosmose mes visiškai neįsivaizduojam, ką mes pamatysim rytoj atsikėlus. Visiškai mes pastoviai visą mūsų planetą kosminis laivas. Jeigu buvo mūsų planeta sala, kuri visada savo vietoj stovi ir aplink viskas kaip visada, dabar jinai kosminis laivas. Tai ir neįmanoma būtų tokiais kosmonautais būti, jeigu ne tas moteris, kurios irgi tapo to laivo įgula ir dirba kartu su vyrais, eina į priekį. Dvasiškai tobulėja, mokslas dirba, gal daro ne tiek tų išorinių veiksmų, ne tiek eina ten ta moteris kosmonautė, kuri sėda į kosminį laivą ir išeina į orbitą, jinai jau prieš tai tikrai jau 30 kart vyrai tai padarė. Ir jai sako, tu čia sėdėk ir nieko pirštais neliesk. Bet vis tiek, čia jau rodiklis, taip, kad jau kaip ir kažkada tai tenai į kitą šitą žemyną plaukia vyrai, viską ten jau paruošia, taip, visus pavojus ten jau kažkaip išmoksta nugalėti. Tada jau paima ir atveža ten kažkokia moteris. Parodė jai nuo laivo, matei, mačiau, ir namo. Visa gera, bet čia jau rodiklis, kad čia jau darosi saugu. Jeigu kosmose moteris jau pabuvoja, ten jau saugu kosmose, suprantat? Tai va. Bet ne tiek eina į priekį tas moteris, kiek jie jau leidžia tam vyrui, kaip tam Orfėjui, kuris eina iš pragaro, taip. Prisimenat tą mytą, kai Orfėjo žmona Evridika mirė ir ją paėmė Aidas į savo karalystę, į pragaras. Kaip neteisingas žodis, nes pragaro tokio nebuvo ten. Šešėlių karalystė. Tai. Ir Orfėjus taip ją mylėjo, kad neišsigando, nusileido į požemį, taip, rado tą požeminio pasaulio karalį ir sako, paleisk man tą, kodėl tu ją čia laikai, tegu eina jinai gyventi, aš ją myliu. Ir jis sako, taip, tavo meilė tokia stipri, aš ją leidžiu, tu gali eiti, tu kelią žinai, o jinai eis tau iš paskos. Bet jeigu tu taip atsigręši, atsisuksi, tai niekada jinai neišeis iš čia. Tai ir tam mytė, ką padarė tas Orfėjus, genialus muzikantas. Jis ėjo ir galvoja, ar eina man jinai iš paskos ar ne. Ar čia mane tas apgavo, tas gudrus Aidas ir gal tik norėjo, kad aš iš čia išeičiau. Aš taip sunkiai ten nusileidžiau. Tiek jam reikėjo ten pateikti savybių, kad nusileisti tą požiūrį.
gal negirdžiu, kad jinai eina, nežinau ar eina. Ir jis paėmė ir atsigrėžė. Ir tik spėjo jos akis pamatyti ir jinai grįžo į... Tai vat vyrams tos moteris dabar duoda galimybę neatsigręžti. Viskas gerai, mes galime eiti į priekį, iš pragaro į šviesą, iš praeities į ateitį, eiti. Tos moteris niekur jos neatsiliks. Jos beveik tokias pat kaip mes. Taip, čia taip yra. Nes moteris, jinai netokia, jinai vat visada, mano rankas laisvas. Aš einu ir tik ginklus laikau rankose, kad su pasauliu kovoti. O jos rankose 8 vaikai. Tikrai jinai negali eiti taip kaip aš. Tikrai aš visą laiką turiu žiūrėti, kaip ten jinai. Ir kadangi aš ją myliu, aš negaliu eiti ir negalvoti apie ją ir neatsigręžti. Nemylėčiau, būtų man tas pats, gal eičiau. Tai vat... Dabar, aš manau, šiuolaikinis Orfėjus, jis ne dėl to, kad mažiau myli, o dėl to, kad daugiau jai pasitikė, kad jinai eis ir nesustos ir sugebės eiti iš paskos. Tai va. Ir kaip analgino gali pradėti pykinti, nes skrandžiui tai neįprasta. Taip pat mūsų kultūra, truputį mūsų tas sociumą pykina nuo to, kad moteris darosi vyriškesnė. Taip? Norit, ne tai, kad nori, jas priverčia, jas programuoja taip tas moteris. Jos, tai kaip čia? Jos? Jas. Tai programuoja, kad jūs tokie pat esat, jūs lygios su vyrais. Ir jos stengiasi būti lygios. O jeigu mes lygios, tai, tai va, dabar, kodėl iš esmės ten, kodėl turi vyras man durelės atidaryti, kodėl vyras turi į sieną vyniai įkalti, kodėl vyras tik gali su lobziku tą medį, o kodėl aš turiu košę virti, o ne vyras, tegu jis mokinasi būti moteriam, jeigu aš mokinuosi būti vyru. Suprantat, logika, jinai teisinga. Teisinga logika, bet yra tokių šalutinių, vyrai pyksta, kai jiems sako, kad jie turi mergaitiškai elgtis, o moteris pyksta, kai priverčia juos elgtis vyriškai. Bet aš manau, kad tai harmonizuosis, kad mes sugebėsim vis dėlto likti vyrais ir sugebėsim moteriai leisti likti moteriai, sugebėsim visą tai padaryti be